Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka atšventė grįžtuves. Atnaujintose šviesiose spalvingose Aukštaičių gatvė 4C2 patalpose lankytojus jau priima vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius. Labai džiaugiamės, kad šiandien yra ypatinga diena ir po 10 metų trukusios renovacijos mes sugrįžtame į Aukštaičių gatvę. Labai simboliška yra šita mums data, kadangi 1971 metais būtent balandžio 9 dieną ir buvo įkurtas vaikų literatūros skyrius. Tai šiandien balandžio 9 dieną mes grįžtame nauji, inovatyvūs, spalvingi, žodžiu pasikeitę visų 100% ir sieksime džiuginti savo skaitytojus. Iš tikrųjų labai lauktas projektas, jo pabaiga ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad galėsim šiandien atverti tą erdvę ir džiaugiamės, kad Lietuvoje apskritai dabar toks laikotarpis, kada viena po kitos yra atveriamos naujos ar rekonstruotos ar naujai sukurtos kultūros erdvės ir teatrai, ir muziejai, ir šiuo atveju džiaugiamės Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės vaikų jaunimo skyriaus atidarymu. Ką naujo ir įdomaus čia atrasime? Žinokite, pasikeitė praktiškai viskas ir esame dabar įsikūrę per 3 aukštus. Antrame aukšte yra įsikūrusi jaunimo erdvė ir šeimos erdvė. Turime ypatingą sensorinę erdvę, kur galima ateiti atsipalaiduoti arba sužaisti sensorinių žaidimų, kompiuterizuotas darbo vietas, atradimo erdvę, kur jaunimas ras robotiką, 3D spausdintuvus, ir žodžiu galės ieškoti savo neatrastų talentų. Šeimos erdvėje turime modernę renginių salę, kur telpa apie 60 vaikučių su pačia moderniausia įranga ir garso aparatūra. Salė transformuojasi ir gali būti 2 atskiros erdvės, viena iš jų yra teatriukas, kur, manau, tikrai užsiimsime kūrybinėmis veiklomis. Aišku, didžiulis spalvingas mūsų knygų leidinių fondas, kuris skirtas tiek vaikams, jaunimui, specialistams, tėveliams. Žodžiu, tikrai, man atrodo, kviečiame būti, atrasti visas erdves, nes yra ir tiek edukaciniai išmanūs žaidimai, tiek aitvarų kavinė, kur kviesim švęsti gimtadienius. Tai, man atrodo, mes tikrai ateisite, pamatysite, kad tikrai esam pasikeitę visais 360 laipsnių. Kartais atrodo, kad inovacijos nugalės ir mūsų vaikai nebesirinks knygų, bet tai anaiptol netiesa. Renginio atidarymo metu sutinkame mėgstančių skaityti vaikų. Man tiesiog patinka skaityti. Tai dažniausiai reikės skaityti. O kokią dabar planuoji, čia gal kažkokią knygutę? Aš vakar pasiėmiau knygutę. Kokią pasiėmė? Prietrankos dienoraštį, ten nebeatsimenu kelintą dalį. Tai iš eilės dabar skaitau visas dalis. O dabar čia šitoje bibliotekoje dar visus nespėjai aplankyti, bet tiek, kiek matei, kas tau čia labiausiai patiko? Viskas labai gražiai atrodo. Mūsų ir tikslas yra iš tikrųjų pateikti tą knygą galbūt šiek tiek inovatyviau, ar ne, per edukacinius inovatyvius žaidimus, bet parekomenduoti tam tikrą knygą ir neatitolti nuo knygų. Žodžiu, moderniai, bet išlikti ir tradiciškiams. Labiausiai aš mėgstu Paddingtoną. O kas čia per knyga, apie ką čia ta knyga? Apie meškiuką, kuris iš savo gimtojo Peru atkeliavo į Londoną. O kiek tu buvo metų, kai tu jau išmokai skaityti? Kažkur apie 4. Tai labai anksti, tai tau mamytė padėjo? Mama. Tai dabar šitoje bibliotekoje, kas tau labiausiai patiko? Ta erdvė, kur visokie žaidimai buvo. Tai čia, kai ateisi, dabar rinksies žaidimus vis dėlto, ne knygą, taip? Ir knygą pasirinksiu. Pasinerkime į knygų pasaulį vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus erdvėse.